Sauga 365 vartotojų sistemą gali prisijungti trejais būdais. Organizacijos paskyra arba elektroniniu paštu, asmeniniu elektroniniu paštu arba telefono numeriu. Organizacijos paskyra naudojama prisijungimui į Office 365 ir Teams ir gali būti taip pat naudojama prisijungimui į Sauga 365. Tokiam prisijungimui nereikia atskiro slaptažodžio. Pasirinkę prisijungimą organizacijos elektroniniu paštu, galėsite pasirinkti organizacijos paskyrą arba iš karto pateksite į Sauga 365 priklausomai nuo jūsų kompiuterio nustatymų. Asmeninio elektroninio pašto prisijungimui būtina aktyvuoti paskyrą. Aktyvacijos metu sukuriamas Sauga 365 slaptažodis. Šis slaptažodis tinka tik prisijungimui į Sauga 365. Aktyvavimas atliekamas dviem etapais. Pirmiausia, Sauga 365 patikrina, ar aktyvuojama paskyra tikrai priklauso jums, įsiųsdama patvirtinimo kodą į kontaktinį elektroninio pašto adresą. Įvedę teisingą patvirtinimo kodą, galėsite nustatyti savo paskyros slaptažodį. Siekiant užtikrinti didesnį saugumą, slaptažodis turi atitikti sudėtingumo reikalavimus. Sistema patvirtins, kad paskyra buvo aktyvuota ir įsiųs jums patvirtinimo pranešimą. Nustačius slaptažodį, prisijungimui galėsite naudoti savo elektroninio pašto adresą. Norėdami prisijungti, pasirinkite prisijungimo elektroniniu paštu būdą, įveskite savo elektroninio pašto adresą bei naujai sukurtą slaptažodį ir spustelėkite mygtuką Prisijungti. Jei jūsų organizacijoje daugiapakopis autentifikavimas nėra įjungtas, būsite nukreipti į pagrindinį Sauga 365 puslapį. Jei daugiapakopis autentifikavimas įjungtas, sistema įsiųs patvirtinimo kodą į jūsų kontaktinį elektroninio pašto adresą. Įvedę teisingą patvirtinimo kodą, būsite nukreipti į pagrindinį puslapį. Telefono numerio prisijungimui taip pat reikalinga aktyvacija, kurios metu patikrinamas telefono numeris. Patikrinimo metu nurodytų telefono numeriu atsiunčiamas aktyvacijos kodas SMS žinute. Patikrinus kodą, paskyra aktyvuojama ir tik po to telefono numerį galima naudoti prisijungimui. Jungiantis, vartotojas turi pateikti telefono numerį, kuriuo SMS žinute atsiunčiamas vienkartinis prisijungimo kodas. Patikrinus prisijungimo kodą, pateksite į sistemą.